sakyčiau, kad gražiai žaidėm. Taip, pradžio pirmą kėlinį, jeigu būtume įmušę į vartį, kur ten išėjo lyderis, gal būtų truputėlį pasikeitę. Pats galas gavosi nervuotas. Truputėlį žaidimas gerėja, galima sakyti, viską, bet nervų buvo ant pačio galo. Nežinot, kaip futbolė, kada sukuri daug progų, neįmuši, gali prasileisti pats. Jie jau eina, rizikuoja, palieka savo zonas, kelia tarpinius, standartinius ir visko būna tam, kaip sakot, ir pats gali įsimušti. Tai va, gerinam žaidimą, bet reikia prieki dar su ataka užbaigimu, nes 1-0 tai ne rezultatas, visos dos galima prasileisti. Reikia išnaudoti tas progas, kurias sukūrėm. Ant to reikės dirbti. Toje komandoje, kaip ir sakau, visados pasikeitė tik tais pavadinimai. Pernai daug žaidėjų žaidė Trakuose. Čia Dilys vartininkas Trakuose buvo Barevičius, Dileniškis, Žalgiris žaidės. Tai tokie žaidėjai patyrė, žaidėjai neblogą komandėlę viską. Galbūt mes tik tai šiek tiek gal fiziškai jos pirmą kėlinį palaužėm, jie bus pavargę. Paskui antrą kėlinį jau norėjom, matau, išsaugoti rezultatą, pradėjom ginti.